Labas visiems klausimai atsakymai, nes labai senai dariau klausimus atsakymus ir visi labai nori klausimų atsakymų. Ir pirmasis klausimas yra iš Discount Bully, tai yra Do you like my channel? Jo, aš žiūriu jo kanalą ir kas nesupranta angliškai, Do you like my channel yra ar tau patinka mano kanalas. Žodžiu, jeigu jūs nežinot, kas yra Discount Bully, aš tiesiog paliksiu jo kanalą apačioj. Ir taip man tavo video patinka, aš jo žiūriu ir... Kodėl trini savo senus video? Ir tas klausimas buvo labai dažnas ir aš pati savo atrodau žiauriai cringy ir mano antakiai atrodys man negražus, nes ir dabar jie yra nelygus. Man nepatinka mano seni video. Kokius telefono dėkliukus turėjai, gali parodyk. 4 dėkliukus, tai yra toks, ant jo parašyta Friday is my favorite fever. Turiu tokį kaip popcorną, bet... Kiek sveri ir ar turi vaikiną? Šiaip iš tikrųjų labai nemandagu yra klaust panelis, kiek jinai sveria. Vaikino neturiu. Kaip sekasi su klasiokais ir ar nesipykstat? Aš esu drama karalienė, aš visą laiką viską darau savaip. Kartais, jeigu nori pritapti, turi sutikti su kitų nuomonę. O aš niekada neklausau kitų nuomonės. Ir tokios koinės mavi, violetinės. Kada planuoji daryti artimiausią fanmeetą, nesakysiu. Tavo tėvai sureagavo, kai tu pasakai, kad keli video į YouTube. Aš niekada neturėjau jokio hobio normalaus. Lankiau dailės mokyklą metus, lankiau būrelį kokį mėnesį ir visą kitą. Ir tiesiog viskas žiauriai greit nutrūkdavo. Ir mama tiesiog pastebėjo, kad aš nuo 10 gal kažkur metų ir nuo 11 visą laiką bandau kurti ir man tas patinka. Ir tiesiog jinai suprato, kad aš mėgstu kurti video ir kad aš visą laiką juos kursiu. Nes man tai patinka daryti. Ar daug kas tave atpažįsta? Radvilišky mieste, kuriame aš gyvenu, tai taip, mane tikrai daug kas atpažįsta. O Dieve Gabija, tiesiog daug kas žino. Ar daug gauni pasiūlymų iš kompanijų, kurios nori tau atsiųsti išbandyti prekių? Ir ar priėmi visas? Labai daug žmonių pyksta, kai aš darau ten, tarkim, video iš Romve arba Sheino, kur tikrai nėra paslaptis, kad daugumą dalykų aš gaunu nemokamai, bet yra dar daugiau, kurių aš nepriimu. Nes aš nenoriu tiesiog, ką man priimti daiktus nemokamai, kurie man atrodo nekokybiški, negerai, ir rodyti juos per video ir bereikalingai gaišti savo laiką, kai aš ir taip jo daug neturiu ir man tiesiog geriau yra priimti ten, tarkim, Romve arba Sheino pasiūlymus, nes aš žinau, kad kokybė daiktų yra labai gera ir kad man jie patiks ir kad aš jums parekomenduosiu gerą dalyką. Ar buvai Game On ir ką manai apie tokius renginius? Žiauriai norėjau Game Oną. Daug labai pinigų kainuoja, nes man ir iki Vilniaus toliau nuvažiuoti ir tada ten būti, tikrai daug pinigų kainuoja. Šiaip manau, kad tokie renginiai yra labai gerai. Pati esu žmogus, kuris mėgsta gaminu visokias nesąmonės non-stopų ir todėl neturiu gyvenimą ir sėdžiu namuose ir neturiu draugų. Ar tėvai skatina mane tokioje veikloje? Taip, tėvai mane skatina video kūrime, nes geriau yra kurti video, negu būti 14 ir gert arba rūkyti. Šokoladas man labiausiai patinka, esu jam alergiška. Jeigu suvalgau per daug šokolado, man būna bloga. Galima sakyti, kad labai mėgstu ir labai nemėgstu tuo pačiu momentu. Ar buvo dienų, kai nenorėjai kurti video. Ir būna tokių momentų, kai iš viso viskas krenta iš rankų, visi podeliai ir lėkštis. Ir tu pagalvoji būtent tuo momentu, kai viskas iškrenta, kad gal man nereikia rodyti tokio pavyzdžio YouTube'ui, gal man nereikia ten rodyti savo depresuotos pusės visiems 20 000. Ir gal aš nesu tas žmogus, į kurį kažkas turėtų lygiuotis. Ir tokiais momentais tikrai nebesinoriu kurti video, bet kažkaip būčiau tikrai durna, jeigu nutraukčiau veiklą, kuri daro mane laimingą. Geriau pasirinktų maudytis nešvariam labai vandenį ir su mūdymke, ar labai švariam ir be mūdymkės. Tai be mūdymkės, aišku. Kokią žanrą filmai tau labiausiai patinka? Labiausiai mėgstu siaubą ir mistinius filmus. Dar patinka trileriai. Ir komedijos irgi patinka. Ir drama patinka. Ir man patinka tokie rimti filmai. Būna, kad aš mėgstu žiūrėti lėkštus filmus, kurie grynai neturi prasmės ir tu tiesiog sėdi ir nežinai, ką darai su savo gyvenimu. Ar norėtum pardavinėti tapetus? Ne, aš nenorėčiau pardavinėti tapetus. Esi miegojus daržiniai? Ir kažkas parašė, labiau tiktų, ar esi daržiniai? Ne, dar neteko. Kada pradėjai draugauti su Vike? Su Vike mes draugaujam jau pusę metų ir mes esam labai laiminga pora. Vasaros pradžioj mums eis metai. Nepamirškit pasveikinti mus su metinėm. Tai nesakykit mano mamai.
Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo aš Gabija. Nepamirškit paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Jo. Kas į Maiko auką. Ačiū, kad žiūrit mane. Ata.